Taigi, visuomenė išmintis tai yra gebėjimas suprasti tiek save, tiek aplinką ir tarnavimo būdu kurti, atskleisti tautą, visuomenę, asmenį. Būtent ji, vietoj kiekybinio intelekto įvardinto kaip IQ, savyje neša kokybišką gyvenimą, kurį ir statėm TSRS laikais, tapdama savotišką priežastim to, ko žmonės esti žmonėje. Tapdama tautos pagrindu. Tai yra dalybų asmeninėmis savybėmis, asmeniniu turtu, dar paprasčiau manta, kurdama visų namus valstybę. Asmuo pripažįstantis visuomeninę išmintį aiškiai suvoks ne savo arba kaimyno blogumą gerumą, o išskirtinės savybės, kuriomis kuriama gyvata visatos būties pamatas. Ir dėl jų nekeldamas ginčų, kurs būtovę, butą visuotiniam gerbuviui, ne taip kaip tu anuomet persikeldami į butą 5 aukštį ar 9 aukštį nemokamai gautą. Atidžiau pastebėję tikrovę, gamtą, žmonės, pamatysim, jog protingumas tai ne amžiams užfiksuotas, pritaisytas papuošalas, sąvoka, atributas, bet sudėtingų hierarchinių, pakopinių procesų, virsmų ir informacijos žinių apdorojimo įgūdžiai, kurių dėka grindžiama pusiausvyra, darna tarp asmens ir aplinkos, peržengianti ne tik gyvenamą plotą, bet ir pačios žemės ribas. Visuomeniai išmintingas asmuo tampa asmeniškai kūrybingas. Ir priklausomai nuo susiklošiusių aplinkybių, keičiantis ne tik savo požiūrį ir elgseną, bet ir kuriantis sudėtingą visuomeninę aplinką, kurioje gyvata atsiskleidžia nuo vienio iki daugio ir nuo daugio iki vienio, nuo gilės iki ąžuolo ir nuo ąžuolo iki gilės. Pilietiniai, politiniai, meilės, šeimyniniai, santykiai, ginčai, kūryba, bendradarbiavimas, darbiniai, ūkiniai santykiai, asmeninis pasiaukojimas ir taip toliau yra varomoji jėga, tiesiogiai įtakojantis ne tik vieno, bet visos tautos, žmonijos, kaip reiškiniui gamtoje vystimasi arba degeneracija. Tik dėka asmens visuomeninės išminties mes estime, neyrame. Ir šios išminties svarbios sudedamosios dalis. Asmens visuomenė savimonė, įskaitant atjautą, pajautą, potyrius, ne potyrius nesumaišykite. Tai yra asmeninės savybės. Ir asmens visuomenės galimybės, įskaitant suderinamumą, savęs pateikimą, įtakų įvairiausių lygiai. Jos yra lyg dvi vieno pinigėlio pusės, keičiančios ir kuriančios. Mūsų atveju klausytojai 2030 LDK. Tad ir tu, klausytojau, eidamas kartu į ateitį, suprask savo savybės, jausmus, valdyk ir tvarkyk juos. Įkvėpk save visuomeniai būčiai, nuo vietos, kurioje veiki, atsiskleidi darbu. Tai be abejo eisi padaryti po laidos. Tos darbus, kurio žadėjai padaryti. Pripažink ir suprask kitų žmonių jausmus, savybės. Padėk ir kitiems suvaldyti savo jausmus, įkūnyti savybės, pažinti save visuomenėje ir atsiskleisti visomis jomis, kuriant bendrą tautą, valstybę. Nuo šios akimirkos, nešdamas asmenę atsakomybę, savimonę, savitvardą ir išskirtinę saviraišką, suvokdamas tai ir tapdamas dalimi tos visuomenės, kuri iš tikrųjų ne į praeitį eina ar išnyksta, bet kuri dar galimai atsiskleis, kad ir 2030 metais. Ir tai yra mūsų visų visuomenė atsakomybė.